Glifosatas tai tokia cheminė medžiaga, kuri naudojama purkšti laukams nuo žolių, kad tiesiog neaugtų žolės. Nu, vat labai patogu, nupurškiau ir neauga. Ir nereikia tenais brangios sėjomainos, ravėjimų ir panašiai. Tai glifosatas antiek išplitęs, kad jo randama praktiškai visuose masinės gamybos produktuose. Ir netgi žmonės, kurie tik retkarčiai suvalgo užterštą produkciją, netgi jų šlapime, ten kituose skysčiuose randama glifosato. Tai pasakykit, kaip mes galime būti sveiki. Apie tai, kokią siaubingą žalą daro glifosatas, čia nedėstysiu tų visų mokslinių tyrimų, tik pasakysiu, kad sukelia masę ligų, masę alergijų, vėžiai, paskui nepakankamumas medžiagų, nes naikina mikroorganizmus ir taip toliau, ir taip toliau. Baisiausia tai, kad kažkada padaryti kažkokie tai oficialūs tyrimai leido naudoti šitą nuodą žemdirbystėje, nes pasakė, kad jisai nekenksmingas. Jisai va čia skyla, to skilimo produktai dar ten skyla, tik nepamiršo pasakyti, kad jie paskui vėl jungiasi. Vėl skyla, vėl jungiasi, žmogaus organizme ten vyksta ir skilimas, ir jungimasis, taip ir taip toliau, dirvoje taip pat, vandenyje irgi. Klausimas, galbūt tai buvo kažkada tai padaryta sąmoningai, ar tai mokslo vėlgi neišmanimas, kaip sakau, mokslu pasitikėti negali, gali jį tyrinėti ir mokslas geriau tegu tyrinėja viską, bet juo pasitikėti negali. Gali tik tai remtis vis naujesnėmis išvadomis.